Sveiki, prisijungiai dar mano vieną vlogą. Dabar einu pas šeimos gydytoją dėl vieno reikalo tokio nedidelio. Ir šiaip šiek tiek jaudinuosi vien todėl, nes pasikeitė mano šeimos gydytoja. Prieš tai turėjom labai gerą tą šeimos gydytoją ir tai taip džiaugiamės ją, o dabar jinai yra nauja ir atsiliepimo apie ją niekur neradau, tai nežinau net ko tikėtis. Tai tas toks šiek tiek jauduliukas yra, kad jinai būtų, tokia grinai šeimos gydytoja, pas kurią eini ir kurią pasitiki, bet nieko, jeigu jinai man nepatiks, tai tiesiog galima bus persiregistruoti pas kitą, nes ir iš registratūros, kai ir skambino pranešti, kad gydytoja keičiasi, tai sakė, kad jeigu norit, visada galima pasikeisti, nes tiesiog visus pacientus perkėlė ir tiek pas tą naują. Tai sakau, labai gaila, kad ta sena jau nebedirba mūsų poliklinikoje, nes jinai ant tiek tikrai nuostabi gydytoja buvo, kad tikrai tokios nebuvau turėjus. Tai tikiuosi, kad ir šita bus gera. Na va, aš ir po gydytojos jau, tai gydytoja labai maloni buvo, realiai panaši gal kaip ir mano prieš tai buvusi, iš to pirmo įspūdžio, tai tikrai faktas, dar esi nepripratęs prie naujo žmogaus, nes vis tiek jau daug metų eidavai pas tą pačią, tai vis tiek jau tampa toks lyg pažįstamas žmogus, o čia vis tiek naujas žmogus, tai, bet čia pirmas įspūdis tikrai labai geras. Persiregistruoti kitur tikrai neplanuoju, nes tikrai labai malonus žmogus pasirodė ir kur irgi įsiklauso į pacientą ir atrodo, kad rūpi jai tas pacientas, tai žodžiu, dabar ramia širdim varau į namus. Šiaip padariau čia tokį ratą aplink, nes buvo tiesiog mažiau žmonių. Nes kadangi yra po darbo valandų, tai pilnas miesto žmonių ir tikrai nemeluosi, yra šiek tiek nejauku kalbėti. Ir ypač kur aplink polikliniką, tai nefilmuosiu tų žmonių, tų pacientų ir toj pačioj poliklinikoje. Tai tikiuosi, kad nesigaus iš toks išmėtytas video. Bet nieko, čia tik video pradžia, tai paskui gal bus geriau. Kaip ir sakiau, varau į namus, oras žiauriai geras, nors yra toks vėjukas, bet šiais metais pirmą kartą išėjau su koža, tai ir tikrai nesigailiu, nes tikrai sakau, oras labai geras, vėjukas irgi jau toks šiltas. Tai tikrai šį kartą pataikiau į apsirengimą. Aš kuo toliau, tuo labiau prigaunu save, kad aš senstu ir aš taip pagalvoju, kad aš senstu, nes vienas iš tokių dalykų, kad aš tiesiog dabar stoviu prie žydinčių medžių ir man tiesiog kelia jie džiaugsmą, man patinka tas labai kvapas ir man apskritai dabar ne kiek vasara patinka, bet kiek balandis, gegužė, kai gamta bunda ir panašiai, sakau, kai viskas pradeda žydėti, tai man atrodo, kad jau čia toks pirmas požymis senėjimo. Aš faktas juokauju, bet tikrai prieš kokius 5 metus man buvo visiškai dzin tokie dalykai, o dabar aš sakau, sustojau tiesiog, kad pafilmuot ir pasimėgau tuo kvapu. Jau yra kaip yra, bet reikia ir jaukintis tą mintį, kad 30 pamažu artėja ir man atrodo, kad kai sueina 30, tu pajunti tą, ką tėvai sakydavo anksčiau, kad ten labai patinka bundanti gamta, kai žydi gėlės, medžiai įvairiausi ir panašiai. Tai aš jau dabar, man dar nėra 30, bet aš jau prieš porą metų pamažu pradėjau suprasti, tai gal ankstyvas senėjimas. Na va, grįžau namo ir sakau, dar pasimsiu jūs, kad kažką paplepėti, nes kadangi lauke labai gražus oras ir daug tos saulės pastaruosiom dienom, tai man visada, kai būna daug saulėtų dienų, tai aš čia gaunu daugiau motyvacijos, kad ir su to pačiu YouTube stengtis ir kurti. Nors man tos motyvacijos netrūksta, bet faktas, kad jinai būna kartais ten, tarkim, vieną savaitę mažesnė, kitą didesnė, tai manau, kad čia pas daugelį taip ir čia yra visiškai normalus dalykas, bet vis tiek, aš vadovaujuosi ne motyvacija, bet disciplina labiau. Bet vis tiek, kai ta motyvacija paima viršų, tai būna daug smagiau. Ir fainas tas jausmas viduj, kai nori kalnus nuversti ir panašiai. Tai ir dabar pastarosiom dienom aš taip pradedu jaustis ir man visada būna taip, kad ne tai, kad aš atsikeliu ir man būna pilna motyvacijos, bet man ta motyvacija palaipsniui kyla. Tai jau vakar, užvakar jutau, šiandien dar didesnę motyvaciją jutau. Ir va dabar, kai grįžau iš poliklinikos, tai kažkaip pajutau, kad dar vienas laiptelis aukštyn yra.
Tai sakau, tiesiog norisi labai stengtis ir su to YouTube kurti, tobulėti, nes kažkur prieš mėnesį laiko žiūrėjau savo antrą video įkeltą, kur ten iš mano gimtadienio toks mini vlogas buvo. Tai irgi pastebėjau, kad aš ten ant kiek labiau susikauščius buvau ir panašiai, nors ir dabar negaliu sakyti, kad visais momentais jaučiuosi laisvai kalbėdama prieš kamerą, nes tikrai būna dienų, kai tiesiog pinasi liežuvis ir reikia daug iškarpimų, nes atrodo kalbi ir nieko gero nepasakai ir tas toks... Nežinau, ir atrodo mintis labai nesidėsto, bet čia irgi aš bent save raminu, kad čia normalus dalykas yra, bet sakau, palyginus, kur ten prieš pusę metų filmavau ir dabar tai aš matau ženklų pagerėjimą ties savo ir šnekėjimų, minčių dėstymu ir panašiai, tai labai gera matyti tą progresą ir kad tu nestovi vietoj ir tobulėjai ir panašiai, nes čia ir yra mano tikslas, kad kuo toliau, to labiau su tais video tobulėti ir norisi ir tų idėjų visokių geresnių susigalvoti, bet ir su tom idėjom kartais atrodo sugalvoji ir paskui kitą rytą atsikeli ir tokia nesąmonė gaunasi, gal aš nefilmuosiu ir nedėsiu į tą vlogą tam tikrų dalykų, tai irgi čia visko būna, bet kaip sakant, visko ir reikia. Bet šiaip aš save raminu, kad aš praėjau blogiausią tą periodą, kai buvo žiema ir būdavo ir šalta ir panašiai ir vis tiek kažkaip stengdavausi sugalvoti, ką nufilmuoti, nes kai vasara, tai man asmeniškai yra lengviau atrodo viską galvoti ir filmuoti, nes vis tiek ir tas oras geresnis, už lango daugiau saulės turim, ilgiau šviesų būna, tai ir su tais apšvietimais mažiau bėdų būna, nors dabar irgi jau yra toks vakarėjantis vakaras ir nepasiimu už savo apšvietimo, bet man atrodo, kad šiek tiek spalvas pakoregavus bus gerai ir dabar, o kai žiema būna, tai ten iš viso jau tu net negali nei iš ryto anksti filmuoti, realiai tik per pietus turi kokias 3-4 valandas ir viskas, ir paskui būna, kad jau sutemsta ir vis tiek su tuo apšvietimu yra visai kitaip nei dienos šviesoj filmuoti. Ir šiaip, kai artėja vasara, tai ir išvarai galbūt kažkur daugiau ir panašiai, tai jau laukiu, kol dar truputį atšils ir aš bent jau viliuosi, kad bus man asmeniškai tie mano vlogai įdomesni, nes vis tiek svarbiausia yra, kad tau pačiam būtų įdomu, nes jeigu tau bus pačiam neįdomu, ką tu darai, tai automatiškai ir žiūrovai perteikti, kad būtų įdomu, aš manau, yra neįmanoma, nes vis tiek manau, ką tu pats filmuoji ir ką tu ištransliuoji, tai visų pirmiausia tau ir pačiam turi būti įdomu. Jeigu tu ten atmestinai viską darysi, tai vis tiek palaipsniui ir kitiem paliks neįdomu, tai žodžiu. Čia šiek tiek išsiplėčiau, bet man taip jau yra, kai aš esu geros nuotaikos ir kai aš esu toj motyvacijos viršūnėj, tai aš visada labai daug kalbu ir aš būna, kad kalbu ir tą patį per tą patį, bet tiesiog aš toks žmogus ir tiek. Tai dabar ties tuom šitą temą ir užbaigsiu, nes paskui vėl kažką pradėsiu šnekėti ir dar plus 3 minutės bus. Aš kaip visada atėjau vėl su savo rekomendacija, tai kažkada esu rodžius tokias pupelės geltonas, kur sakiau, kad man labai patiko ir kur pačios geriausios buvo, kokias esu ragavus, bet šitos nugalėjo ne tas geltonas, man jos ant tiek patiko, ta prasme aš labai gailiuosi, kad nusipirkom daugiau geltonų pupelių nei šitų, nes būtent šitų paėmėm tik tais 1 kilogramą paragauti, nes anakart tokias kremiškas ėmėm, tai irgi 1 kilogramą ir jos mums taip nelabai patiko, jos pradžiai buvo skanius, bet paskui kuo daugiau geri, tuo labiau supranti, kad tau tas skonis nelabai patinka, tai nesinorėjo ir dabar rizikuoti ir prisipirkti kokius 2-3 kilogramus, bet šitą, sakau, nurengė net tas geltonas, tai jeigu kažkas ieškot skanių pupelių, tai tikrai rekomenduoju šitas. Aš stiprios kavos labai negeriu, tai man šitas irgi puikiai tinka, bet jos nėra itin švelnios, tai toks per viduriuką sakyčiau. Jeigu kažkas ieško, tikrai rekomenduoju ir ten dažnai būna 50% nuolaida ten įvairiom pupelėm, tai jas galima gauti už 18-19 eurų, kažkas tokio, tai realiai manau, kaip kavos pupelėm kaina tikrai labai gera. O dabar pasiruošiau indą ir eisiu trupinti sausainių, nes labai senai darėm tinginį, tai jau labai norisi. Šiaip tinginį dariau, man atrodo, žiemos pradžiai, irgi kaip tik video tada filmavau ir pasakojau, koks mums tinginys skaniausias, tai darysiu aš tą patį tinginį. Tai dabar bus toks darbelis. Šiaip
gal daug nekalbėsiu, kai trupinu, nes tikriausiai, kad nesigirdės ir kai tuos sausainius pyliau, tikriausiai toks dundun buvo, tai nesinori, kad būtų garsas labai jau nekokybiškas ir neaiškus. Aš tiesiog naudoju 2 pakelius sausainių, kaip ir sakau, aš esu jau pasakojus, bet greitai papasakosiu iš naujo, tai 2 pakeliai sausainių, rududų ir pakelį sviesto, taip pat dar įmaišau Tvik šokoladuką vieną į masę ir dar vieną ant viršaus padengiu. Tai, tikrai čia yra kalorijų bomba ir kasdien neleidžiam savo taip jau kaloringai mėgautis, bet, kas pusę metų, manau, galima tą tinginį pasidaryti ir po gabaliuką suvalgyti. Reikia dabar eiti prie smagiausio darbo, tai trupintos sausainukus. 1, 2, 3 ir sausainius jau sutrupinau. Šiaip nežinau kaip jums, bet mums asmeniškai labiau patinka, kai tie sausainiai nėra ten labai jau smulkiai sutrupinti, o tiesiog tokiais didesniais gabaliukais, nes mums kažkaip taip skaniau. Šiaip kitiems patinka, kur vos ne iki miltų jos sutrupina, bet čia kaip kam labiau patinka ir kieno receptas jau toks būtent yra. Nors čia, nežinau, kiek galima pavadinti tinginio receptas, nes ta prasme čia ant tiek greitai pasigamina jis ir, nėra didelio mokslo. Bet šiaip atsimenu, kad būtent tinginį pirmą kartą ir gaminau tokį kaip desertą, tai man jisai ir iki šių dienų išlikęs toks, nežinau, gal vienas skaniausių deserto, o gal ir skaniausias. Šiaip vis pagalvoju, kad norėčiau tinginį pasidaryti iš varškės, nes esu girdėjus, kad labai irgi skaniai gaunasi, bet kažkaip vis grįžtu aš prie to savo įprasto recepto ir kažkaip vis tą norą su varške išbandytą tinginį nubraukiu. Bet nežinau, šiaip jeigu esat bandę, tai galit pasakyti, ar skaniai gaunasi su ta varške tinginys ar ne. Ir šiaip galit parašyti, koks jūsų būtent tas pagrindinis tinginio receptas, nes tikrai manau, kad daugelis turi tą, kaip jiems labiausiai patinka, nes kiti ir visokios ir slyvas, uogas deda ir riešutus. Šiaip į tinginį gali dėti grinai viską, tai sakau, manau, kad kiekvienas turim tą būtent receptą, kuris labiausiai patinka. Tai žodžiu, reikia eiti, bėgti jį, pabaigti, pasidaryti ir tada jau rytoj galėsim ragauti, nes jau šiandien po pietų, tai gal ir jau šiandien nebelabai jau, nes dar jisai kol sustings. Ir šiaip dar kol atsimenu, kadangi dabar jau kalbam apie rekomendacijas, recepto pasidalinimus ar panašiai, tai aš turiu tokią bėdelę, kad man kažkaip pastaraisiais metais pradėjo antakių plaukeliai taip lyg ir slinkti, nes sakau, realiai viskai pasižiūri, tai vis ant vieno antakio ypač matosi tas plaukelių retėjimas, tai galbūt jūs turite ar kažkokį serumą rekomenduoti, ar kažkokį, nežinau, pasidaryti kaukę antakiam ar panašiai, kur padeda plaukelius atsiauginti, nes sakau, aš jau vis kaip jau atidžiau pasižiūriu, matau, kad situacija šiek tiek blogėja, tai norėtųsi juos atsiauginti, bet bandžiau ieškoti visokiausių serumų, tai dabar, rinka ant tiek yra plati, kad net nežinai, ką pirkti ir kur atrodo ir tais atsiliepimais gal kitais nelabai norisi tikėti, nes prie kiekvieno produkto, kad pats geriausias ir panašiai, bet ir tuos atsiliepimus galbūt kartais galima, suklastoti ir panašiai, tai nežinau, kas yra patikima ir taip toliau. Tai jeigu kažkas žinot ir naudojot ir tikrai pasiteisino, tai labai lauksiu jūsų pasidalinimo. Aš ir vėl esu lauke, kaip ir dažniausiai jūs matot, tai mes ir vėl sugalvojom eiti į ilgesnį pasivaikščiojimą, nes aš ir prie tam video pasakojau, kad norisi vėl prisijaukinti tą tokį daug žingsnių per dieną vaikščiojimą, nes, sakau, būdavo apie 10 000 jau čia ir žiemos periodu, bet man labiau patinka 15, apie 20 ten kažkur sukasi, kad, ne kiekvieną dieną, nes vis tiek ne kiekvieną dieną gali rasti ant tiek daug laiko tiem tokiem ilgiem pasivaikščiojimam, bet vis tiek norisi, kad į savaitę bent kokius 3-4 kartus išeitų tiek tų žingsnių nueit, sakau, bent jau 15-20 000, nes norisi to aktyvumo ir kai orai geri, tai iš viso, manau, ir reikia prilaikyti tą aktyvumą. Tai dabar irgi einamės vėl iki Laisvės alėjos, kaip ir prieš tai video rodžiau, bet šiek tiek palikitą maršrutą, kad nenusibostų tie takai, nors faktas ten kokiu 7% kelių yra tas pats, nes dar toks nėra visai atsibodęs, nes jau pro savanorius tas maršrutas yra daugiausiai atsibodęs, tai norisi šiek tiek paįvairinti, nes tada kažkaip ir lengviau einasi, bent jau man, kai ne tai, kad pro naujas vietas, bet tiesiog, šiek tiek kitokiu keliu, o dabar yra +17,
arba +16, tai labai norisi tikrai to oro pasinaudoti, nes mačiau, kad gale savaitės bus ir +6, +8 kažkas tokio, tai negalėjom tikrai neišeiti šiandien ir nepasinaudoti, nes šiek tiek net liūdesėlis toks apėmė, kai tokie tie orai, bet ką padarysi, reikia tikėtis, kad jie vėl grįš. Mes kažkaip negalim pro parduotuvę praeiti, tai nusipirkom ledų pasistiprinimui, kad jėgų nepritrūktų ilgesniam pasivaikščiojimui, nes jeigu išvaikšti kalorijas, tai reikia juos atgal ir sugrąžinti, nes šiaip būtų geriau nevalgyti, bet ką padarysi, norėjosi labai, nes oras tai puikus. Ledų neužteko, tai dar atėjom tradiciškai kavutės ir pasiėmėm 1/2 desertą kažkokį paragauti. Būtent tokio deserto nesam ragavę Vero Cafe. Čia medaus tortas kažkoks, kaip ir matosi karamelė, tai man karamelė labai patinka, tai tikrai bus įdomu paragauti, bet sakau, šiaip reikėjo apsieiti su ledais, nes buvo pirminis toks tikslas, bet gavosi kaip gavosi. Mums dažnai taip gaunasi, bet ką padarysi, raminu save, kad daug vaikštom, tai gal taip ir nebus blogai. Grįžau dabar iš sporto salės ir būtent salėje pradėjau galvoti, kodėl aš anksčiau ją taip bijojau eiti ir tie pirmi kartai labai buvo įtempti, nes atrodydavo, kad visi žiūrės ir panašiai ir kad, nežinau, ten daug ko nemoki ir aš realiai gal netoli metų laiko net atidėliau tą pradėjimą lankyti sporto salę, nes tikrai buvo labai daug baimės, o šiandienai grinai jaučiausi taip, lyg būtų antri namai, nes kai tiek laiko jau eini, tai labai viskas savita pasidaro ir panašiai ir būna, tikrai nulis įtampos ir tu nori eiti į tą sportą ir panašiai. Tai ir šiaip apskritai nekalbant net apie sporto salę, bet apskritai gyvenime mes ant tiek daug visko, ko bijom ir mes ant tiek daug viską pergalvojam, prisigalvojam nebūtų dalykų, visokių scenarijų prisikuriam, bent jau aš, kur dažniausiai tie scenarijai net neįvyksta ir tikrai nėra ten baisiai kam įdomu, ką tu ten veiki, kuo musimi ir panašiai. Tai tikrai nereikia leisti, kad mus stabdytų kažkokios tai baimės, reikia įveikti jas ir eiti ir daryti. Sakau, nekalbu būtent aš apie sporto salį, bet apskritai gyvenime, tikrai mes daug ko bijom ir per tą baimę daug dalykų galbūt ir nepabandom, neišbandom ir tikrai reikia eiti per tas baimės, o kai jas įveiki būna labai gerai. Tai sakau, galvojau šiandien realiai visą rytą apie šitą dalyką, kad tikrai labai kvailoka buvau, kad aš anksčiau neėjau į tą salę, nors faktas aš jau ir dabar 2,5 metus ją lankau, bet man antiek įstrigęs tas jausmas, kai aš jau ten pirmą, antrą kartą ir kaip aš ten jutausi ir man antiek širdis kalatojasi iš to tokio jaudulio, baimės, nežinomybės. Tai sakau, labai džiaugiuosi, kad šitą baimę perlipau ir atradau savo tokią kaip ir veiklą, užsiėmimą, kuris man labai patinka ir kur ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai labai padeda. Čia kaip ir su YouTube'u kūrimo, atsimenu, irgi, ne taip bijojau, kaip į salę pradėti eiti, bet irgi būdavo tas, kad vis jau pagalvoju, kad galbūt norėčiau kokį video susukti ir padaryti, bet vis tą mintį kažkaip iš šono numesdavau, nes atrodydavo, kad gal nesąmonė ir atrodydavo, kaip aš čia padarysiu ir kaip man čia viskas išeis. Bet, irgi prisirašiau, tai irgi labai džiaugiuosi, kad šitą baimę įveikiau ir dabar jau turiu antrą veiklą, kuri man be galo patinka ir kur aš motyvuojuosi apskritai labiau gyvenime kažką veikti, kai atsiranda kuo daugiau veiklų man. Tai sakau, neleisim, kad kažkokia tai baimė mūsų sustabdytų ir mes kažko nepabandytumėm, ko mes norim, nes paskui tikrai gali labai gailėtis, kad per daug neįsiplės. Tai aš čia šitą video ir užbaigsiu, tai labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like, paprenumeruoti mano kanalą, parašyti kokį komentarą ir susitiksim vėl kažkur už 10 dienų. Ačiū ir iki.